8 diena. Rožiniai dvynukai. Deklaravimas. Žemėje yra daugybė rojaus kampelių, kur gyvena rožiniai dvynukai. Jei norite ten atsidurti, užsidėkite rožinius akinius. Ir nekreipkite dėmesio į tipus, kurie jūs ragina juos nusiimti. Rojaus gyvenimo atbalsiai retai pasiekia kasdienybę. Godžiai gaudykite šiuos saulės zuikučius, tenkitės juos pastebėti ir tada jų išvysite vis daugiau. Jūs patys pamatysite, kaip jūsų pasaulio sluoksnis pradės nuostabiai keistis. Aiškinimas. Ar kada nors esate matę, kaip lyja saulėtą dieną, o 2 vaivorykštės danguje? O rožinių dvynukų teko sutikti? Reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Jūs patys savo požiūriu nudažote savo pasaulį šviesiomis ar juodomis spalvomis. Jei didelė dalis jūsų minčių susijusi su neigiamais išgyvenimais, tai gyvenimas kasdien vis blogės. Ir priešingai, tegu oras bjaurus, bet jei širdis dainuoja lietuje ir linksmai šlepsi per balas, jūsų pasaulio sluoksnyje bus šventė. Tiek rojus, tiek pragaras yra ne kažkur ten, kitose dimensijose, o čia, mūsų žemėje. Pavyzdžiui, yra kalėjimų, bet jūsų ten nėra. Tai ne jūsų pasaulis, bet jis gali tapti jūsų, jei sutelksite dėmesį į kriminalinę informaciją. Dar būna avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir tai gali tapti jūsų realybės dalimi, jei įsileisite į save naujienų suvestines. Sąmoningai sutelkite dėmesį tik į tai, ką norite matyti savo pasaulyje, nuo viso kito nusigręžkite, stenkitės nepastebėti ir nuleiskite negirdomis. Blogis nepaliks realybės, jis išnyks iš jūsų sluoksnio. Jūs tiesiog nesusidursite su neigiamais dalykais.